Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso ir šiandien mes kalbėsime apie iracionalius skaičius. Iš tikrųjų, vadovėlėje tam skirti tik keli puslapiai ir informacija pateikta labai nuobodžiai ir sausai. Iracionalūs skaičiai tai labai įdomi tema. Ji palėtė ne tik matematiką, bet ir filosofiją, kai kurios įsitikinimus, pakeitė mūsų pasaulėžiūrą. Šiandien kalbėsime apie visą tai ir šiek tiek pasigilinsime į tai, ko reikalauja vadovėlio autoriai ir jūsų mokytojai. Taigi pradėkime. Prieš pradėdamas kalbėti apie racionalius skaičius, norėčiau pasigilinti šiek tiek į istoriją. Pradėsime nuo Pitagoro, kuris gyveno 500 metų prieš Kristų ir nuo kurio viskas ir prasidėjo. Pitagoras buvo labai žinomas matematikas, bet jo matematika buvo labiau susijęta su gyvenimu, su filosofija, todėl jis taip pat žinomas ir filosofas. Savo matematinius išradimus, apskaičiavimus jis sieja su pasauliu. Pagal jo ir jo mokyklos įsitikinimus visas pasaulis jam buvo skaičiai. Viskas prasidėjo nuo racionalių skaičių, kuriais vadovavosi Pitagoras ir jo mokyklos sekėjai. Kas įdomiausia, kad jo mokyklos sekėjai buvo dažnai išsilavinę ir protingi vaikinai ir netgi merginos, kas buvo drausta tais laikais. Bet Pitagoro mokykla nesivadovavo esančiais įstatymais ir laikėsi savo, nes tai buvo filosofinis judėjimas ir jie buvo uždari, susirinkdavo slapta ir kartais valdžia bandė juos drausti ir mokykla buvo išvaroma ne tik iš savo pastato, bet ir iš šalies. Taip Pitagoras pats gavo daug keliauti, slapstytis, bet truputėlį pajudėkime link to, kad Pitagoras buvo pirmas arba vienas iš pirmų filosofų, kuris matematiką ištraukė iš matematikos. Jam matematika tai buvo filosofinis judėjimas, kuris leido jam taip pat atrasti kai kurios dalykus, kurie nebuvo dar įrodyti tais laikais. Mes turim daug tokių pavyzdžių mūsų pasaulyje. Pavyzdžiui, galime prisiminti, kad seniau istorijai žmonės galvodavo, kad Saulė sukasi aplink Žemę. Bet matematikai, kurie apskaičiavo visus planetų judėjimus ir Saulės judėjimą, kaip mūsų žvaigždės, įrodinėja visai ką kitą. Jie sako, kad mūsų Žemė sukasi aplink Saulę. Pirma, tai buvo padaryta matematiškai, tai yra filosofiškai apmąstant, kas galėtų būti besiremiant matematiniais faktais. Ir tik vėliau tai buvo perkelta į tikrą gyvenimą, kai žmonės sukūrė tokius įrankius, kuriais galėjo įrodyti, kad iš tikrųjų Žemė sukasi aplink Saulę, o ne Saulė aplink Žemę. Taip pat buvo surastas ir Neptūnas. Mokslininkai apskaičiavo, kad kažkas paveikė Urano trajektoriją, lyg kažkokia dar planeta būtų netoli, kuri temptų link savęs Uraną. Ir matematiškai tai buvo kaip ir įrodyta, bet realiai ne. Vėliau, kai mokslininkai turėjo pakankamai įrankių, jie įrodė, kad iš tikrųjų mes turime tokią planetą kaip Neptūnas. Dar vienas išradimas, kuris buvo padarytas matematikų pagalba, prie jo prisidėjo Einšteinas, tai yra juodųjų skylių egzistavimas, kas iš pradžių buvo įrodyta tik matematiškai ir tik vėliau mes galėjom padaryti nuotraukas ir pamatyti juodąją skylę ir kaip ji galėtų atrodyti, kas yra labai įdomu. Taigi grįžtume šiek tiek prie Pitagoro. Pitagoras įkūrė mokyklą, darė daug labai įdomių atradimų, išradimų matematikoje. Viena iš jo žymiausių formulių, kurią jūs matote ekrane, jūs turbūt jau ją mokytės ir būtent ši formulė tapo visų Pitagoro mokyklos bėdų pradžia. Prieš kalbėdami apie tai, kas yra iracionalus skaičius, pakalbėkime, kas yra racionalūs skaičiai. Racionalus skaičius tai skaičius, kurį galime užrašyti dviejų sveikųjų skaičių santykį. Pavyzdžiui, 1/6, 3/5, 2, 9, 8 antrųjų ir taip toliau. Visi tie paprasti skaičiai, kurie egzistuoja mūsų gyvenime, racionalūs skaičiai. Šiek tiek kitokie yra iracionalūs skaičiai ir prie jų atsiradimo prisidėjo vienas iš Pitagoro mokinių vardu Hipasosas. Jis paėmė Pitagoro teoremą ir tos teoremos sprendimo metu priėjo prie skaičiaus, kuris neatitiko racionalių skaičių logikos. Nors Pitagoro mokykla labai stipriai propagavo racionalių skaičių filosofiją ir idėją, čia mes turėjome pirmą aklavietę, į kurią papuolė Pitagoro mokiniai. Čia įvyko didelis susiskaldimas ir pagal vieną legendą Hipasosą išmetė iš laivo ir jis paskendo. Ir išmetė jį būtent mokiniai, nes jis sulaužė visą jų gyvenimo filosofiją. Taigi pažiūrėkime, kaip tai įvyko. Hipasosas paėmė formulę, kurią sukūrė Pitagoras ir įdėjo paprastus skaičius. Tai mes turime stačiakampį trikampį ir įsivaizduokime, kad du šonai yra to pačio ilgio yra 1 cm. Taigi, pagal formulę a kvadrate plus b kvadrate, tai yra du šonai kvadrate, turi būti lygu c kvadrate. Jeigu mes įdėsime vietoj a ir b, nes žinome tų šonų ilgius, mes galime rašyti 1 kvadrate plus 1 kvadrate, tai yra c kvadrate, nes c mes nežinome. 1 kvadrate tai yra 1, plus 1 kvadrate yra irgi 1, reiškia gaunasi 2. Reiškia c kvadrate pas mus lygu 2. Kaip sužinoti, kas yra ne c kvadrate, o c, tai
kitą pusę, tai yra 2 paimti kvadratinę šaknį. Tai mūsų atsakymas kvadratinė šaknis iš 2. Ir čia įvyko visas pagrindinis lūžis, nes kvadratinės šaknies iš 2 neįmanoma užrašyti 2 sveikų skaičių santykių. Tai yra pirmasis skaičius, kuris nėra racionalus ir tai sprogdina smegenis. Kodėl? Matematika senais laikais ji buvo labiau susieta su realiu gyvenimu. 7 dienos, 24 valandas, 12 mėnesių. Viską galim buvo apčiuopti. Tai buvo suprantami dalykai. Ir štai mes turime tokį dalyką, kai mes turime ant lapo 3 taškus, tai yra trikampis, su savo kraštinėm, 2 kraštinės mums žinomos, viena yra 1 cm, kita yra kitas centimetras, taškai jau uždėti, niekur nejuda ir mes žinome, kad tarp jų yra 90 laipsnės, o ilgiausia kraštinės ilgį neįmanoma pamatuoti. Tai yra neįmanoma visiškai, jūs galite pasakyti, jis daugmaž tiek, bet jūs niekada nepasakysit kiek, nes tas skaičius yra racionalus skaičius, jis juda toliau ir jūs niekada jo nepagausite, milijardas kitų numeriukų. Tai yra nelogiška, nes lyg tai daiktas yra ant lapo, lyg tai mes jį matome, lyg tai mes galėtume pridėti centimetrą ir pamatuoti, bet mes to negalime padaryti ir tai sulaužė visą Pitagoro mokyklos filosofiją. Atsirado skaičiai, kurie neatitiko realybės. Proto mokiniai negalėjo suvokti, kaip galima turėti aiškius taškus erdvėje, bet negebėti pamatuoti atstumų tarp jų. Taip ir prasidėjo revoliucija matematikoje, o dabar prieikime prie mūsų vadovėlio ir pažiūrėkime, ką dar mes turime išmokti, besimokydami apie iracionalius skaičius. Visų pirma, taip pat reikia žinoti, kas yra priešingas skaičius. Jeigu aš turiu 5, tai priešingas skaičius 5 bus -5. Labai paprasta. Jeigu aš turiu kvadratinę šaknį iš 2, tai priešingas skaičius bus minus kvadratinė šaknis iš 2. Tai yra aš daviau ar aš atėmiau. Aš daviau 5 saldainius, aš atėmiau 5 saldainius. Dar yra tokie atvirkštiniai skaičiai. Atvirkštinis skaičius, tai pavyzdžiui, užrašykime, jeigu skaičius yra 2, tai atvirkštinis skaičius jam bus 1/2. Jeigu 5, tai 1/5. Kasgi tai yra? Tai reiškia, jeigu aš tau daviau 5 kart daugiau, tai ir atėmiau 5 kart daugiau. Tai yra duoti, atimti, bet kartais dabar, ne vienetais, bet kartais. Pavyzdžiui, mano alga buvo 1000 eurų, mes sakom, padidinam algą 2 kartais, tai mano alga tapo 2000 eurų. Bet jeigu sumažiname algą 2 kartais, tai mano alga tapo 500 eurų. Tai yra atvirkštinis skaičius. Ir prieikim pagaliau prie mūsų iracionalių skaičių, tai jeigu mes turime skaičių kvadratinės šaknis iš 2, tai logiška, kad mūsų atvirkštinis skaičius bus 1 padalinta iš kvadratinės šaknies, tai yra trumpa. Na, o dabar išeikime iš matematikos, tokios žemiškos matematikos ribų ir judėkime toliau. Čia, kai atsiranda iracionaliai skaičiai, atsiranda ir daugiau logikos. Mes judame link loginių sprendimų. Taigi paimkime kokį nors skaičių. Pavyzdys. Įsivaizduokime, kad mes norime šiek tiek manipuliuoti šito skaičiu ir gauti iš jo kitą skaičių. Tai taip, pavyzdžiui, kad mūsų kvadratinė šaknis atsirastų viršui, o apačioje būtų sveikasis skaičius. Taigi pradėkime. Visų pirma, ką mes galim padaryti, tai yra padauginti iš to paties skaičiaus, nes šitas skaičius lygu vienetui. Kvadratinė šaknis iš 4 padalinti iš kvadratinės šaknis iš 4 tai yra vienetui. O dauginant vienetą iš bet kurio skaičiaus dydis nepasikeičia. Taigi mūsų atveju mes turime dabar tokią situaciją, ką reiškia kvadratinė šaknis iš 4, o čia mes turėsime apačioje kvadratinė šaknis iš 4 kvadrate. Ir jeigu jūs žiūrėjote mano pamoką apie kvadratinę šaknis, jūs atsimenate, kad mes tiesiog atšaukėm kvadratinę šaknis, atšaukė kvadratą. Taigi mūsų rezultate gaunasi kvadratinė šaknis iš 4 padalinta iš 4. Dabar išveskime tai į logišką kalbą, tai kvadratinė šaknis iš 4 yra 2 ketvirtųjų. 2 ketvirtųjų, vėlgi supaprastinkim, tai yra 1/2. Gerai, kas būtų buvę, jeigu mes mūsų skaičių 1 padalintas iš kvadratinės šaknies iš 4 būtume irgi išsprendę, bet nedarant tų visų manipulacijų. Tai būtų 1/2, nes kvadratinė šaknis iš 4 yra 2. Papam, štai kas svarbu, žinote apie manipulacijas, judame link logikos, susikaupkime, tai nebus paprasta. Taigi važiuojam toliau. Vienas iš geriausių būdų suprasti, kas yra iracionalus skaičius, tai gebėti jį apskaičiuoti. Visą jūs jo niekada neapskaičiuosite, tai neįmanoma, skaičius neturi pabaigos, bet galite bent jau sužinoti jo pradžią. Tai yra, kokių skaičių apsuptyje randasi jūsų iracionalus skaičius. Ir tai galima padaryti šitame pratime, jis nėra lengvas, reikia susikaupti, bet pabandykime. Taigi visų pirma, reikėtų pradėti nuo to, kad apibrėžkime mūsų kvadratinę šaknį,
kur jį galėtų būti tarp kokių dviejų skaičių. Tai yra, už kokį skaičių jį yra didesnė, už kokį skaičių jį yra mažesnė. Tai remdamasi formulę a mažiau negu b, o b mažiau negu c, įdėkime mūsų kvadratinį šaknį ir pamatysime, kad mums reikia sužinoti skaičių a, kuris yra mažesnis, ir skaičių c, kuris yra didesnis. Prieš sprendžiant kvadratinį šaknį iš dviejų, mūsų atveju iš dviejų, gerai būtų atsikratyti kvadratinės šaknies. Padarykime tai, įvesdami kiekvieną iš mūsų esamų a, b ir c skaičių į kvadratą. Tai padarydami tokią mini manipulaciją, kaip ir minėjau, mes pradedam dirbti su logika, tai yra loginės manipulacijos, mes gauname tokį rezultatą. A kvadrate yra mažiau negu kvadratinės šaknys iš 2 kvadrate ir tai yra mažiau negu c kvadrate. Ką tai reiškia? Kodėl mes iš vis tai darėme? Dabar mes galime perrašyti šitą formulę, arba šitą lygtį. Kaip matote, mes atsikratėme kvadratinės šaknies. Dabar mums reikia surasti skaičių a, kuris kvadrate būtų mažesnis negu 2. Ir skaičių c, kuris kvadrate būtų didesnis skaičius negu 2. Bet jie turi būti labai arti to skaičiaus 2. Pradėkime nuo mažiausio skaičių a kvadrate. Tai pradėkime nuo kokio, bandykime šaudyti. Tai 1 ir 1/10 kvadrate duoda mums 1/21. Mes esame ganėtinai toli. Priartėkime su kokiu nors kitokiu skaičiu, pavyzdžiui, 1/30 kvadrate, tai duoda mums 1/69, vis dar toli nuo dvejeto, o mes bandom priartėti prie mūsų dvejeto iš mažesnės pusės. Na, pabandykime 1,4 kvadrate ir tai duoda 1,96, mes jau esame labai arti, bet pažiūrėkime, ar negalima dar arčiau. 1/50 kvadrate tai yra 2. 2,5. Ir štai mes peršokome dvejetą. Čia jau pasidarė daugiau negu 2, o čia mažiau negu 2. Štai mūsų a, štai mūsų c. Jau kažką tai sužinojome. Sužinojome, kad kvadratinė šaknis iš 2 bus kažkur tarp 1/40 ir 1/50. Čia taip ir stovi kvadratinė šaknis ir sako, aš esu čia. Aš esu čia. Super. Nedidelis postumis, jau bent jau žinome tarp kokių dviejų skaičių. Judėkime toliau, nes galime dar labiau patikslinti mūsų kvadratinės šaknies iš 2 vietą mūsų skalėje. Užrašykime iš pradžių, ką mes jau turime šiai dienai. Tai 1,4 yra mažiau negu kvadratinės šaknys iš 2, o kvadratinės šaknys iš 2 yra mažiau negu 1,5. Einame toliau. Reikia patikslinti, tai kur konkrečiau mes esame su tą savo kvadratinė šaknimi. Paimam 1,4,1, įvedam į kvadratą ir gauname rezultatą 1,98. Ok, labai arti 2. Pabandykime toliau 1,4,2 kvadrate, paimam į kvadratinę šaknį ir esame už 2. Aha, ką mes ką tik sužinojome? Mes sužinojome, kad turime patikslintą informaciją, tikslesnę informaciją, kad mūsų a tai ne 1,40 ir viskas. Ne, mūsų a 1,41 ir taip toliau, o c yra 1,42. Taigi dabar mes turime dar tikslesnius skaičius ir vietoj to, kad remtis šito, mes galime surašyti kur kas tiksliau. Wow, super. Mes susiaurinam mūsų akiratį iki konkretesnių skaičių ir dabar mes jau galime tiksliau nurodyti, kurgi įsipaišo mūsų kvadratinė šaknis iš 2 mūsų skalėje. Tai 1,4 yra čia, 1,4,1 kažkur čia, 1,4,2 yra kažkur čia. Tai mūsų kvadratinė šaknis iš 2 randasi kažkur tarp šitų 2 skaičių. Ir taip galima tęsti visą gyvenimą, ko mes nedarysime, nes iracionalūs skaičiai neturi pabaigos. Dabar pereikim prie šiek tiek sudėtingesnio dalyko, nors logika visiškai ta pati. Dabar mus prašo surasti kubinę šaknies vietą, tarp kokių skaičių yra įsprausta. Ir mes vadovausime visiškai tą pačią logiką. Jeigu a mažiau negu b, o b mažiau negu c, tai mūsų b dabar yra kubinė šaknis iš 2. Šį kartą mes viską pakeliame ne į kvadratą, o į kubą, tam, kad atsikratyti kubinės šaknies iš 2. Ir šitoje visoje manipulacijoje mes gauname tokį rezultatą. Dabar mums reikia viską vesti į kubą, tam, kad sužinoti, kurgi randasi mūsų kubinė šaknis iš 2. Taigi pradėkime, kaip visada, nuo pradžių. 1,1 kube duoda mums 1,3,3,1. Mes turime priartėti prie dvejeto, bet 1,3,3,1 labai toli dar nuo dvejeto. Paimkime kokią nors 1,3 kube. Ir čia aš pamatau, kad mes šiek tiek peršokom dvejetą. Mes atsiradome c. Reiškia, mūsų tarpinė stotelė dar 1,2 kube
kas sudaro 1,728. Wow, mes turime šiokį tokį rezultatą. Užrašom tarpinį rezultatą, kas yra 1,2 ir 1,3. Ok, mes žinome, kur mes jau randamės. 1,2 yra čia, 1,3 yra čia. Reiškia, kubinė šaknis iš dviejų kažkur tarp tų dviejų skaičiukų. Bet mes dar nežinome pakankamai tiksliai, nes neatlikome sekančio žingsnio. Mes, kaip matote, antroji daly jūs prašo sužinoti 2 skaitmenius po kableliu. Mes turim kol kas 1. Tai kol kas ištrinkime tai, kas mums trukdo. Čia yra ta dalis, kur reikėtų iš tikrųjų turėti kalkuliatorių. Ir jeigu mokytojai jums neduos kalkuliatoriaus, tai labai liūdna. Dabar taip, mes žinome, kad mažesnis skaičius yra 1,2, bet mes nežinome, kaip toli antras koks skaičius bus po kableliu. Tai bandykime po 1. 1,2,1 kube yra 1,772. 1,2,2 kube yra 1,816. Mes vis dar bandome pasiekti dvejetą. Mes turime pasiekti iš mažesnės pusės, tai reiškia būti šiek tiek mažiau negu 2 ir po to šiek tiek daugiau negu 2. Tai kol kas mes esame neblogoje vietoje, bet dar nepriartėjame. 1,2,3 kube yra 1,8,6. Mes vis artėjame. 1,2,4 kube yra 1,9,07. Mes jau labai arti dvejeto. 1,2,5 kube yra 1,9,5,3. Labai arti. 1,2,6 kube yra 2,0,0,3. Štai, mes atėjome iki dvejeto ir peršokom dvejetą. Šitie 2 skaičiai mūsų domina labiausiai. Taigi dabar patikslinkime mūsų prieš tai esamą lygmenį. Tai dabar turim 1,2,5, kubinė šaknis iš 2, 1,2,6. Štai taip mes sužinojame tiksliau, kur randasi mūsų skaičius, kubinė šaknis iš 2. Ir matote, pradžioje aš dūriu bet kur, tarp tų dviejų 1,2 ir 1,3. Dabar aš jau žinau, kad reikia durti ne bet kur, o kur 1,2,5 ir 1,2,6. Reiškia, aš sužinau dar tikslesnės skaičiaus vietą, o mūsų skaičius yra kubinė šaknis iš 2. Ir taip galima daryti amžinai, nes tas skaičius niekada nesibaigia ir tas skaičius bus labai labai ilgas. Tai daugmaž mes jau sužinom, jums bus tokių pratimų kur kas daugiau, tad pasiruoškite ir tikiuosi, kad viskas pavyks. Jeigu ne, rašykite komentare ir aš bandysiu padėti, nes aš atsakysiu kiekvieną komentarą, o jums linkiu, kad matematika jums, kaip ir man, būtų be streso.